Vaikystėje, ganydama karves, aš sukdavau žemę, įsirėžus stumdavau pečiais medžius ir akmenis iš vakarų į rytus, kad tik greičiau ateitų vakaras. Ir taip kasdien, per visą vasarą, o šiandien norisi atgal pasukti žemę, kad tik ilgesnės būtų dienos, kad neateitų vakaras. Pasitikime. Sofija Kanaverskytė. Miela Sofija, jūsų vakaras. Ir turbūt ties kiekvienu šiuo darbu, kuriuos matėme, batikos darbu, būtų galima sustoti ir ilgai kalbėti, nes ne vienas vakaras turbūt praleistas, gal ir bemiegė naktis. Bet pradėkime, kaip ir visada, nuo pradžių. Kaip jūs atėjote į tą meno pasaulį? Mus tais metais, dar net ir Sigutis nežinot, tais pirmą kartą iš Dailės instituto visus absolventus išskirstė po visą Lietuvą. Komisija sėdi mus po vieną, tave į Akmenę, tave į ten, mane į Šilutę. Šilutė yra teatras liaudės, ten pritapsi. Nu ir ką, ir ten mūsų studentai pradėjo tiesiog kelti streikus, kodėl dabar taip, ne vienos laidos neišsiuntinėjo, o dabar mūsų laidą pačią pirmą išsiuntinėja po visą Lietuvą. Nu klausykit, čia buvo netikėtas dalykas, 6 metus tokių menininkai, staiga į kaimelį. Ir aš taip sėdžiu, jau žinau, kad Šilutę važiuosiu, ir man tik tai pasako, kad manęs ieško ministras Banaitis. Kultūros ministras Banaitis. Kas žinot Banaitį, tai buvo Kymantaitės ištikimas vyras, nepaprastai didelės kultūros žmogus. Jis mane pasikviečia ir sako, ar nenorėtum į Panevėžį, į dramos teatrą. Bet sako, labai sudėtinga. Miltinis nei vieno žmogaus nėra priėmęs, nei konservatoriją baigusio, nei Dailės akademiją baigusio. Nėra jis nepriimto, jis paruošdavo savo kadrus ir turėjo savo teatrą. Ministras man paduoda pjesę, tokią pasaką, pasako, kad aš padaryčiau eskizus, kostiumus, visą kitą ir tokia diena, tai buvo rugpjūčio 13 dieną, 4 valandą, kad aš ateičiau į teatrą Panevėžio ir susitikčiau su vadovu Miltiniu ir su tos pjesės režisierium Blėdžiu. Prisimenu puikiai, kad padariau 4 variantus. Ir važiuoju į Panevėžį, atsisėdu miesto sode ant suoliuko ir teatras nebetoli, bet galvoju, jie eis į teatrą, pamatysiu, kada jau nuėjo, bet aš nepažįstu. Ir žinokit, staiga pamatau, ateina. Toks stambus žmogus, žilstelės. Taip, vienas petys į priekį, va taip va, biškis skersai ir portfeliukas, toks odinis, aptriušęs, portfeliukas eina. Su barzdyke taip žygiuoja. O iš paskos kokiais 5 žingsniais paskui bidzena Blėdis. Tai buvo Panevėžio emblema. Žinokit, tai buvo Panevėžio emblema. Eina Miltinis, už kiek laiko bidzena, irgi taip pat biškutį galvą persukęs, toksai, irgi su portfeliuku eina Blėdis. Ir aš iš karto pažinau, kad čia yra menininkai, todėl kad tai yra taip išsiskyrė iš visos visumos, taip išsiskyrė iš visų tų Panevėžio, iš kaimo atvažiavusių žmonelių. Nu, iškart. Nu, žinot, tik tai visą pradėjau tirtėti ir dabar galvoju, šiek tiek palauksiu ir nueisiu. Ir nueinu, pakloju eskizus, foje,
foje paklojo eskizus, taip grupelėm, čia vienas variant, čia kitas. Jie vaikšto būdu, spardo su kojom. Vaci, žiūrėk, va čia, vaci. Jis per nosį kalba, va taip, miltinis, va taip. Na ir žinokit, ir mano nustebimu, jie išrinko vieną variantą iš tų 4. Ir labiausiai, va čia, žiūrėk, va čia. Ir žinokit, tą vieną variantą išsirinko ir tiesiog man primiktinai pasiūlė, darom šitą. Aš padariau maketą, žinoma, kostiumus ir dabar meno taryba. Aš dar popieriuką turiu nuo sienos nusikabinusi tokią valandą meno tarybos posėdis. Bus priimama eskizai, reiškia, stebuklinga žolelė. Ir aš jau žinojau, buvo kalbėta, kad dabar bus lemiamas. Ir man Banaitis pasakė, čia bandomas spektaklis. Jeigu patiks, tai priimsi teatrą dirbti. Jeigu nepatiks, viso gero, šitą spektaklį arba pastatysi, arba nebepastatysi jo ir atsisveikik su teatru. Čia bandomasis. Tai vat įsivaizduokit, bandomasis spektaklis. Na ir ką, per tą meno tarybą, čia jau ir Miltinis gyrė tą mano sumanimą ir taip toliau, gyrė. Nu ir ką, ir priėmė tą, ir tada jis man sako, da tai eik rašyk pareiškimą. Ir aš... Buvo man duota tokia patalpėlė, aš atbėgau į tą patalpą. Nėra nei rašomo popieriaus, nei nieko. Nu kaip dabar parašyti? Aš ant vatmano su peiliu taip išrėžiau, va tokį popierių. Ir su tušu parašiau pareiškimą. Tai va šitaip aš atsidūriau teatre. Nesuprantat, ponia Sofija, bet jūs tikrai būtumėt nepražuvus, jeigu ir ne tas bandomasis, nes iš tėčio ir poetė, ir dailininkė, bet dabar jau priėjom prie to momento, kai jūs tapote scenografė. Šitas spektaklis, aš dar buvau studentė. Aš jį dariau Akademiniam dramos teatre su tokiu režisierium Lurge. Įsivaizduokit, tai buvo pats pirmas ir aš tą eskizą, va taip jis mane ir lydi visą gyvenimą iš paskos. Eina 40, greitai bus 50 metų tam eskizui. Mes baigėm 64-ais, 14-ais bus 50 metų, kaip mes baigėme, mano laida baigė Dailės institutą. Čia koks spektaklis? Čia 5 vakarai, akademinio scenai pagrindiniai. O čia yra va, kaip tik tas spektaklis, kurį pas Miltinį atvežiau. O čia eskizas to. Dabar čia įdomu, kas čia taip sukvadratuota, va taip. Tai čia buvo tokios trikampės prizmės. Viena siena atsukta į mus, o 2 sienos, 5 prizmės sudaro tokį ištisinį vaizdą. Ten buvo apie 16 paveikslų. Prizmę pasukai ir jau kitas paveikslas. O tada, kada nusukta, ten darbininkai pakeičia. Ir tarp kitko, čia buvo ne šiaip, kad ant sienos išpaišyta, bet čia buvo vitražiškai padaryta. Vitražai šviesa dega, šviečia, nedega, tamsu. Po to spektaklio tai kritikai parašė, kad tas spektaklis kaip kaleidoskopas. Momentaliai keičiasi paveikslai. Net keista, čia buvo va, toks va, kaimo vaizdelis, staiga rūmai. Kitas spektaklis Panevėžio dramos teatre, aš Zuikį puikiai padariau. Iš to Panevėžio Zuikio puikio liko man tik tas vienas Zuikis puikis. Bet ten buvo įdomu tai, kad aš va, tokius batus padariau. Ir tie artistai vaikščiojo tarsi Zuikiai ant alkūnių, va taip. Nu, gan įspūdingai. Spektaklis ėjo kokį 20 metų. Ir tokio buvo lankomumo, kad, nu čia žinoma, ne mano nuopelnai buvo pjesė Michalkovo Zuikis puikis, o surežisuota matyti buvo kažkaip tai, nu tokių situacijų ten, toks pamokantis spektakliukas, man labai mielas tas eskizas, važiuojam toliau. Šitas eskizas yra
jaunimo teatre, padarytas jaunimo teatre, aš prie jo grįšiu. Tuoj pat. Aš tik pasakysiu, kad aš Panevėžio teatre padariau 4 spektaklius. Vienas liko neįgyvendintas. Vienas liko neįgyvendintas, reiškia iš tikrųjų 3. Na, kaip man sekėsi? Labai įvairiai. Va čia jūs manęs turėtumėte dabar paklausti tokio klausimo. Kaip man sekėsi dirbti su Miltiniu? Iš tikrųjų, kaip jūs pažinote, kaip jis bendravo su aplinka, su aktoriais? Tarp kitko, va, dabar atsiminiau, man įdėjo pravardę Gadeikytė. Gadeikytė, ateis Gadeikytė, buvo Gadeikytė. Aš galvoju, kas čia ta Gadeikytė? Galų galia į vieno klausiu nepasako, kito klausiu nepasako. Ir galų galia man pasako siuvėjas Vinciūnas. Sako, žinot, sako, reiškia tarybiniais laikais, ten dar gerokai prieš man atvažiuojant, statė tarybinę pjesę. Lietuviška tarybinė pjesė. Ir ten buvo tokia personažė Gadeikytė, kuri neturėjo nė vieno trūkumo. Tai va, aš atsakiau, visi skaitė tam teatre, kad aš neturiu nė vieno trūkumo. Ir kur tu dėsi, ten prilips, ten padarys, ten nubėgs, ten atneš, ten nupaišys, ne savo spektakliui viską padarys. Nu, va šitaip. Žinokit, Miltinis man pamokslus sakydavo. Vienas pamokslas jo buvo toks. Būk pasiutus. Vadovauk. Daryk taip, kad visi tavęs bijotų. Net aš tavęs bijočiau. Žinok, čia nepaprastai aukštas postas. Įmano. Nepaprastai aukštas postas. Tu turi viską, daryk savo tvarką. Va toks buvo pamokslas jo man. Kitaip sakant, uždėtos didžiuliais pareigas. Taip aš ir elgiausi kažkaip taip, bet nei tai aš vadovavau, nei nieko padarydavau tą, ką reikia ir viskas. Bet palaipsniui kažkaip tai, žinokit, man gal pabodo, aš nemoku pasakyti, kas atsitiko, mane pradėjo erzinti jo didybė ir jo tas vienvaldiškumas, nesiskaitimas su niekom. Tai aš vieną kartą pasakiau, ne pas jūs dirba, bet dirba Panevėžio dramos teatre. Aš buvau tokiam komunistinio auklėjimo, kad kolektyvai, teatras valstybinis, kaip čia galima dabar pas jį dirbti. Nei aš pas jį dirbu, nei kiti pas jį dirba. Dirbam Panevėžio dramos teatre. O jis pas mane dirba. Pas mane ilgai nedirbs. Ir mane tas, nu, kaip čia pasakyti, nustatė prieš jį. Mačiau jūsų namuose, kas buvote, turbūt irgi pastebėjote, Miltinis įrėmintas vienintelis sidabriniuose rėmeliuose. Taip kad čia, kad jūs sakot, kad buvo toks ir anoks, bet visgi tai buvo... Žinokite, nu ką čia kalbėti, jo ta didybė buvo tokia patraukli. Tarp kitko, nieko jis neleisdavo į repeticijas, nieko neleisdavo. Jis užakintos durys, balkonas užakintas, jis sėdė į repeticiją. Jis mane kelis kartus pasikvietė į repeticiją. Ir žinot, ką jis sakė? Ateik pas mane į repeticiją. Čia visi taip man pataikauja, taip visi mane čia dievina, o tu tokia nachalka. Ir mane sako, ateik, man pasakysi savo nuomonę. Aš sėdžiu toj repeticijoje, nu, žinot, aš ten nieko nesuprantu iš tikrųjų. Bet jis manęs ir neklausė. Bet aš atsimenu, jis mane leido ateiti į repeticiją į Makbetą. Ne teatralai, o teatralai ypatingai žino Miltinio garsiausius spektaklius. Ivanovas su Petronaičiu. Makbetas su Petronaičiu jau buvo pastatytas. Ir štai aš dabar matau. Ateinu, atsisėdu, žiūriu, visas apšvietimas. Viskas vyksta per tą repeticiją, kad atsimintų, todėl kad ten apšvietimas buvo toks. Reiškia, Makbeto personažai, kiekvienas, vienas bordinis kostiumas, kitas samano žalumo, kitas dar kažkoks tai. Ir kiekvienas kostiumas turėjo atskirą prožektorių. O tas prožektorius buvo padarytas primityviai iš skardos, va taip susukta, va tokia tūta, čia padaryta lempa ir ją
Ir būdavo tiek apšvietėjų, kiek tututų, kiek tokių. Ir su juo sekioja kiekvieną aktorių va šitaip sekioja. Žinokit, scenoje buvo grina, tikra aukščiausio lygio tapyba. Tie deriniai tokie. Ir taip pranyksta ta spalva, kita atsiranda. Ne taip, kad duodi bendrą šviesą, tai visus vienodai apšviečia. Kiekvienas turėjo savo apšvietimą. Galite įsivaizduoti, kas per spektaklis. O jau ten tos mizanscenos ir visą kitą jau aš ten nemoku neanalizuoti. Aš mokėjau pamatyti tą, kas buvo iš mano specialybės. Tai žinokit, aš tai išėjau kaip girta. Prisimenu, kadangi, kodėl aš taip detaliai galiu sakyti. Aš, kai nuvažiavom, reiškia, dirbti, vieni čia, kiti čia, aš turėjau labai gerą draugę. Jinai šiandien, žinoma, čia neatėjo, tai mano draugė, kurso draugė Skirgailaitė Violeta. Ir kai mes išsiskirstėme, aš Skirgailaitei rašydavau laiškus, galima sakyti, kas antrą dieną, jei ne kasdieną. Rašydavau laiškus. Pašnekėjau su Miltiniu, jis ten mane ar pabarė, ar ten paanalizavo kaip triušį. Aš jai visą laiką rašydavau. Parašau, išsiunčiu. Jin man irgi atsiųsdavo laiškus, irgi visą savo gyvenimą aprašydavo. Ir įsivaizduokit, nelabai seniai man Violeta atneša 100 mano laiškų. Galite įsivaizduoti? Jinai išsaugojo šitas visus laiškus. Aš jos nė vieno laiško neišsaugoju. Aš vakare skaidžiau tos laiškus, man atrodė, kad aš sugrįžau į anuos metus ir kad aš gyvenu anuose metuose. Viskas gyva, vieną laišką atsinešiau. Va. Taip, va. Čia yra nupaišyta ta scenografija mano pirmoji. Ir čia yra parašyta, kaip aš parodžiau tuos eskizus. Ir Miltinis pasikviečia pas mane į namus. Blėdis, aš einam pas jį į namus. Jisai kepa kraujuotą šnicelį. Tai buvo jo firminis patieklas. Mano šitam laiške parašyta, didžiausias menas yra kulinarija. Paskui jis virė kavą. Jisai sakė, jau kaip aš kavą verdu, tai jau tikrai neišduosiu. Nepasakysiu kaip ir. Bet jisai pirkdavo popeles baltas, ant varinės tos tokio, reiškia, blekelės, nelietuviškai, degindavo, pats smaldavo, pats ten virdavo ir taip. Kava garsėjo ant visos Tarybų Sąjungos. Ne ant Lietuvos, ant visos Tarybų Sąjungos. Todėl, kad aš vienais metais jis mus išsiuntė su Blėdžiu į Maskvą ir viešbutį, kai mes pasakiau, kad aš iš Paneža. О, кое что знаю про Паневеж. Там есть такой Мельтинис, и он варит очень хорошие, очень интересно варит кофе. Aš sakau, aš iš to teatro ir esu. Tai ten buvo sensacija. 3 sienos, visos nuo lubų iki žemės knygos. Knygos. Ir ant grindų pilna laikraščių, žurnalų ir pilna knygų. Aš taip tik vaikštau, žiūriu, prancūziškus, angliškus, ir rodė nuotraukas, ir moterų, ir kiek jis ten. Ir paskui Blėdis pradėjo rodyti savo. Ir tiesiog jie pražydo, jie sugrįžo į jaunystę. Man tai buvo taip įdomu, kad jie tiesiog švyti, va taip kaip dabar aš. Žinokit, kaip prisimeni jaunystę, ką tai daro organizmas pats su savim. Jis irgi atjaunėja, turbūt. Tai va taip, kad man tas vakaras buvo įspūdingas, nepamirštamas. Ir dar, reiškia, jis man ten aprodė, peleninė, tarp kitko va tokių daiktų. Paskui jis man ištraukė iš už lentynų kvepalus. O Blėdis sako, tai tiek kvepalai atiteks tai moteriai, kuriam Miltinis įsimylės. O aš pasakiau, va čia parašyta, tai tada aš pranašauju tiems kvepalams amžinybę.
pastatėm tą patį spektaklį Vazų iki puikiai. Visi gyvuliukai buvo. Ir lapė, ir vilkas, ir Zdanavičiūtė vaidino lapę. Aš nupaišiau kostiumą, kad jos oranžinis triko, aptemptas oranžinis triko, tokia su lapės uodega, tokia lapė, labai miesčioniška. Ta spektaklį, tarp kitko, režisavo Blėdis, nors reikia pasakyti, kad niekada nebuvo galima suprasti, kas režisuoja, ar ten Blėdis, ar Miltinis. Jie visada būdavo kartu, tik tai būdavo aišku, kas parašyta. Ir dabar premjera, pilna salė vaikų, Miltinis sėdi savo išpokinį čia, kaip vadindavo, ten tokia balkonė turėdavo tokį, aš ten irgi lakstau kažkur. Ir dabar, reiškia, spektaklis praėjo, viskas tvarkoj, ploja, gėlės ir kad aš einu jau į tą savo kambariuką, kur turėdavau, ir prie direktoriaus durų, nu toks skandalas, toks Miltinis taip rėkia, ką čia padarė, pornografija, Zdanavičiūtė, kaip atrodė. O čia jai buvo susidariusios tokios klostės iš to triko. Vaikam, ką jin išdarinėja. Bet, žinokit, aš čia negaliu jums išsakyti, koks triukšmas. Aš taip sustoju, aš galvoju, apie ką čia kalba. Apie mane. Apie mane. Ta pornografistė, ką jinai čia, kaip, kol nebuvo mūsų teatre nematyta, negirdėt, ką jin čia padarė, į tą teatrą atėjai, atvažiavus kažkaip. Nu va taip, nu bet 15 kartų daugiau, negu aš dabar sakiau, gal 50 kartų daugiau. Aš tik tai įbėgau į savo tą kambariuką. Paėmiau lygiai taip pat, kaip tada parašiau priimkit, dabar parašiau prašau atleisti mane iš darbo. Ir nunešiau direktoriui. Žinoma, verkiau ir ką ten besakyt, man reikėjo mėnesį atidirbti. Mėnesį atidirbti, neišleidžia. Mėnesį, o per tą mėnesį aš turėjau padaryti Žoržą Dandeną. Ir aš dirbu. Medžiagos neturiu. Miltinė sutiko. O turi medžiagos kostiumams? Sakau, turiu. O iš tikrųjų aš neturiu. Aš padariau tuos eskizus, padariau kostiumų eskizus, padariau scenografijos, nieko nesikoregavau su režisierium. O jis režisierius to spektaklio ne Blėdis, jisai režisierius Žoržą Dandeną. Nesikoregavau, viską padariau, iškabinau ant sienos ir pasakiau, viskas gatava, šaukit meno tarybą. Jis tik įėjo pro duris, meno taryba jau sėdi, tik jis įėjo pro duris. Nepriimu, ne vieno darbo nepriimu. Ir net nežiūri. Ne vieno nepriimu. Paskui pažiūrėjau, kokie čia kostiumai, čia mužikai, čia lietuviški mužikai, argi čia prancūzai. Sako, čia lietuviški mužikai, o kokie veidai. O veidų mes nepaišydavom, mes padarydavom plėmą ir viskas. Plėmai nepaišydavom tų veidų, čia ne. Ir kokie veidai. Išsityčiojo, trenkė durim ir išėjo. Tiesa, dar Babkauskas dar amžinatelis sako, nu bet sako, dailininkė taip nuoširdžiai dirbo, va sako, pažiūrėkite ir ekspoziciją padaryti taip nuoširdžiai. O jisai pasakė, ir kurmis nuoširdžiai rausia savo urvą. Ir išėjo. Ir viskas. Nu, man praėjo mėnuo ir aš išėjau iš darbo. O visoje Lietuvoje man draugai pasakojo, paskui sako, tai tave išmetė, Miltinis, tai tave išmetė. Aš sakau, manęs neišmetė, aš pati išėjau. Iš tikrųjų, aš pati išėjau. Bet per tą mėnesį, aš būdama Panevėžio dramos teatre, per tą mėnesį gaunu iš Jaunimo teatro laišką. O iš Jaunimo teatrą nuėjo dirbti buvęs Panevėžio dramos teatro direktorius Didžiariekis. Nuvažiavo jis ten kurti teatro jaunimo. Ir taip aš atsidūrėjau Jaunimo teatre. Sekantis klausimas. Gintaro paukštį. Va, vyram megztinius tokius žalsus, viskas buvo gintaro spalvų kolorite. Čia tokią knygą padarėm. O čia vat buvo toksai aukuras ir padėjom tokį didelį gintaro gabalą apšviestą iš vidaus. Taip iš Minsko parsivežėm geltono, biški oranžinio stiklo luitus.
Spektakliui scenarijų padarė gerbiama Jankutė Eugenija. Režisavo Ragauskaitė, Ragauskaitė susirgo, režisavo Jankutė. Spektaklis buvo toks, kad žmonės verkdavo. Ko? Baranauska, Salomėja, kas ten dar, Mieželaitis, visi lietuvių poetai paskaito. Bet šitai paguldydavo žmogų emociškai tas spektaklis. Ir tai buvo pirmas poezijos spektaklis Lietuvoje. Po to atsirado Krintančios žvaigždės Klaipėdos dramos teatre Povilo Gaidžio pastatytas. Ir tai buvo pirmas spektaklis. Nemirtingas įėjo į kultūros istoriją Lietuvoje. Lietuvos šitas spektaklis. Kiek jį rodė, tiek aš žiūrėjau. Ir tikrai su virpuliu. Tie aktoriai, aš nežinau, ar ten mizanscenos, ar ta poezija, kažkas tai būdavo daugiau negu poezija, daugiau. Daugiau spalvingų Sofijos Kanaverskytės prisiminimų iš beveik 2 valandų nuotaikingo susitikimo į pusvalandinio formato laidą dėja nesutalpiname. Po pirmojo spektaklio buvo kiti spektakliai jaunimo teatre, o vėliau ir Klaipėdos dramoje ir muzikinėme. Iš viso daugiau nei 75 dekoruoti spektakliai visoje Lietuvoje. Visai atsitiktinai, bet tikrai simboliška, kad ir pirmoje, ir paskutinėje Klaipėdos teatralų kūrybos vakarų ciklo laidoje nuskambėjo tas pats tekstas. Angele sarge, tu man paskirtasis, būk prie manęs, tu mano gerasis. Vakarą, rytą, naktį ir dieną, tu mano žingsnį saugo kiekvieną. Te saugo jūs visus, vienintelius ir nepakartojamus, jūsų angelai sargai.